Zachiejus buvo muitininkų viršininkas, turtingas ir nekenčiamas. Būdamas žemo ūgio, jis įlipo į medį vien tam, kad pamatytų, kas yra Jėzus. Tačiau nepaprasta tai, Zachiejus norėjo pamatyti Jėzų, bet pirmiausia Jėzus pamato jį. Jėzus pažvelgia aukštyn ir sako: Zachiejau, greitai nulipk. Šiandien turiu apsistoti tavo namuose. Tiesioginis asmeniškas neįveikiamas kvietimas. Zachiejus nulipa ir su džiaugsmu priima jį. O tas džiaugsmas gimdo atsivertimą. Viešpatie, pusę savo turto duosiu vargšams. O jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai. Gailestingumas keičia. Kai Jėzus įžengia, jis viską keičia iš vidaus. Tada viešpats paskelbė: šiandien išganimas atėjo į šiuos namus, kur Jėzus įžengia, ten ateina išganimas. Gal tu tik smalsus nori pamatyti, kas yra Jėzus. Bet jis nori daug daugiau. Nori įžengti į tavo namus, tavo gyvenimą, tavo širdį. Atverk duris.